tuoj man atsuks laiką. Kadangi man pasakė, kad aš galiu atsipalaiduoti, aš labai stresavau dėl to. Stresavau, kad spėčiau tą 15 minučių, bet sakė, viskas easy. Taigi, pirmoji skaidrė. Čia tokiam kontekstui, kas aš ir kodėl aš čia esu. Kaip ir Simona sakė, aš esu menininkė, bet aš tą pripažinau visiškai neseniai. Nors visada buvo mano siela meno, čia reikėtų šitoj nuotraukoje atkreipti dėmesį į šaliką. Ir jo, meno siela, visada ji tokia buvo, bet atrodo, kai niekas nepasako, kad tu esi menininkas, kai kultūros taryba neduoda tau menininko stipendijos niekada, kai jo labiau nieko nekuri, nepaisant to, kad rašau knygą, bet aš jos dar neišleidau ir jūs nežinote, ar čia aš esu talentinga ar ne, aš pati dar to nežinau, tai kaip tu gali vadinti menininku, ar ne, vadintis. Ir kai Simona mane pristatė menininkė, aš taip truputėlį susigūžau, nes atrodo, o blemba, gal ne. Nu, bet žodžiu, anyway. Kai pradėjau dirbti Klaipėdos jaunimo teatre, mano labai mylimas kolega Donatas Želvys kažkurią dieną ten žvengė iš menininkų. Ir jis juos vadina šalikiniais. Sako, ką ten tie šalikiniai, jiems ten net medžiai gražiai žaliuoja. Ir aš sakau, Donatai, man irgi medžiai žiauriai gražiai žaliuoja. Dabar iš viso ruduo, toje auksiniai lapai, kuris aš galėčiau parke gyventi, kaip gražiai tie medžiai žaliuoja ir po to auksų pasidengia ir taip toliau. Tai Donatas sako, nu tai tau pizda, tu esi šalikinė. Tai dėl to čia yra mano tokia nuotrauka. Dabar papasakosiu apie kūną MEG ir du jo etapus. Taip, 2015 metais mes gyvenome Vilniuje, aš Vilniaus universitete studijuoju žurnalistiką, magistrą, sėdžiu namuose prie knygų ir ateina Robis. Robertas, štai matote nuotraukoje, jisai tuo metu buvo mano vaikinas, dabar yra mano vyras, mes turime 2 vaikus. Jis yra grafikos dizaineris, toks kūrybos vadovas, turintis estetinį gerą skonį, net sakyčiau biški vizionieriškai, taip į priekį mato tendencijas ir taip toliau, bet šis žmogus irgi turi vieną tokį dalyką, jis irgi yra menininkas ir net gal didesnis už mane. Tai, žodžiu, jis ateina pas mane ir sako, gal darom žurnalą. Aš tokia, okei, idėja, gal ir nieko, ir jis visai logiška, nes aš rašau, aš galiu pakalbinti žmonės, jis maketuoja, gali nufotkinti tos žmonės ir jau mes dviese galim padaryti labai daug. Tai sėdom mes brainstorminti, koks galėtų būti tas konceptas to žurnalo. Ir fun fact, aš čia keletą tų fun fact pasakysiu šiandien. Fun fact vienas, kad mes galvojom daryti žurnalą žemaičių kalba. Nu, tipo, nėra tokių rinkoje žemaitiškų žurnalų, gal ir visai toks bairis. Bet dabar retrospektyviai grįžtant, kadangi mums nepavyko, gal reikėjo žemaitiškai daryti, gal būtumėm nesužlugę. Bet žodžiu, žemaičių idėjos mes nepriėmėm. Aš atsimenu tą momentą, kai man šovė mintis, kad gal darom apie kūną. Kas irgi buvo logiška, nes mūsų backgroundas su Robertu irgi toks kūniškas. Aš iš teatro bakalauro studijavau teatrą, Robertas jaunystė, paauglystė prašoko breiką ir irgi tokia čia gera naujiena šiandien 2023 metais mūsų visuomenė iš tikrųjų yra daug labiau paliberalėjusi lyginant su 2015 metais, kada buvo pakankamai aštrios temos LGBT klausimai, lyčių diskriminacija, rasinė diskriminacija ir taip toliau. Nesakau, kad dabar nėra tų temų, bet tada buvo dar taip kažkaip viskas aštriau. Ir per kūną aš galvojau, kad mes galime paliesti ir tas socialinės temas, ir meninės temas, šokį, teatrą, fotografiją, muziką, nu kur dursi, ten atsidursi į kūną. Tai žodžiu, tai taip ir mes ir padarėme. Kadangi neturėjome mes pinigų, padarėme žurnalą elektroninį, subūrėme komandą, kurie mums nemokamai rašė, nemokamai fotografavo ir turėjom žiauriai gerą laiką tuo metu, kai darėme tą žurnalą. Tai čia 1 viršelis, čia yra 2 viršelis, čia yra 3 viršelis ir taip mes kas ketvirtį leidom žurnalus elektroninėje erdvėje ir iš viso padarėme 6.
Paraleliai ėjo gyvenimas mūsų, aš baigiau magistrą ir aš žinojau, kad aš grįšiu į pajūrį. Į Klaipėdą, kur ir mano širdis, nes kažkaip mano širdis Vilniuje nerado vietos. Ir, palaukit, kas dabar čia toliau? Nu va, gerai. Ir žodžiu, pasiėmusi aš tą magistro diplomą, nusprendžiau, kad vasarą išvažiuosiu dirbti aš į Nidą kambarinę. Pas fainą Hebrą, Forest Downtown, jie tenais Nidoje turėjo tada Zundą, dabar turi Kastytį, Guboją, žiauriai fainą Hebrą tikrai, bet man buvo labai sunku. Ne tiek fiziškai, kiek psichologiškai, aš čia žurnalo redaktorė. Magistrantė, ir ne ką tik įgavusi tokį pirmąjį mokslinį laipsnį, štai siurbliuoju smėlį iš kambarių ir keičiu patalinės. Nu, man tikrai, tai čia yra nuotrauka, kaip aš keliauju į darbą visą apsiverkusi. Ir po tos vasaros aš tiesiai šokau į Klaipėdos universiteto dėstytojos kėdę ir pradėjau dėstyti žurnalistiką studentams. Tai taip, nuo to iki to. Ir mes grįžome gyventi į Gargždus, iš kur mes ir esame kilę. Gargždai yra Klaipėdos rajonas, jeigu kas nežinot. Tai mes grįžome gyventi į tą butą, kuriame aš užaugau. Kaimynai nepasikeitė, kai kurie į mane kreipėsi Tomutė. Viena kaimynė iš viso atėjo ir sako, Tomutė, visas jūsų seksas girdisi. Tai man kažkaip tokia, sakyčiau, apniuko netgi depresija, nes toks step back. Ir Gargždai rudenį Twin Peaksas, Klaipėda rudenį Twin Peaksas, visur taip liūdna, nyku. Iš dėstytojavimo aš neišgyvenu, įsidarbinu Klaipėdos universitete komunikacijos rinkodaros skyriuje atstovę spaudai. Užsidedu kostiumėlius, organizuoju spaudos konferencijas, spaudos pranešimai, moksliniai tyrimai, studentai, ten aukštojo mokslo reformos, žodžiu, real shit. Ir kur dar daryti kūno mek. Tai aš tiesiog sakau, Robi, aš nebeturiu kvėpimo, man atrodo, kilinam. Ir tada Robertas sumetė viską, ką mes turėjom. Ta prasme, mes buvom primarinavę keletą tokių, nemažai straipsnių, nes turėjom 2 praktikantės, studentės, viską sudėjom, sumetėm, pavadinom Kūnas ir absurdas, paskutinį 6 numerį ir viskas. Ir uždarėm. Iš universiteto, palaukit, kas čia bus. Gerai. Iš universiteto mane išgelbėjo nėštumas, kadangi tas seksas gerai girdisi, tai aš pastojau. Ir tada, tą atgavusi laisvę, aš pajutau, kad blemba, reikia kažką daryti. Ir tarp nėščiųjų kursų darė jau ir verslo kursus, kad kažką čia fainai, taip tas gyvenimas, nebereikia keltis 8 ryto į darbą būti ir taip toliau. Gimė mūsų sūnus, jisai buvo pakankamai geras vaikas, mes su juo daug keliavome ir vienos iš kelionės metu mes nuvažiavom į Amsterdamą. Grįžom į Amsterdamą. Čia fun fact kažkelintas, kad mes su Robertu jau buvom gyvenę Amsterdame, jau bandėm emigracijos duonos, bet man tokiai, kuri nori protingo darbo, buvo tiesiog per sunku irgi pilstyti tiesiog galų redlaituose, tai mes ištvėrėm lygiai 4 mėnesius ir grįžom į Lietuvą. Tai žodžiu, kai antrą kartą nuvažiavom į Amsterdamą, aš jį pamačiau visai kitokį, ne redlaitai ir ne coffee shopai, vaikščiam po muziejus, po galerijas, butikai ir taip toliau, ir užeinam į vieną knygyną ir pamatom knygas tokias kaip Kūnas mek. Ta prasme, daug nuotraukų, gražios nuotraukos, kūnai, gražus dizainas, tos knygos tokios iš viso, estetiškos, vizualiai fainos. Ir taip mes susipažįstame su mums negirdėtų knygų žanrų coffee table books, arba lietuviškai kavos staliuko knygos, kurių tikslas yra tiesiog būti gražiai kambaryje ir kai turite laisvą laiką prie kavos, arbatos ar šiaip pavartyti, įsikvėpti, pabūti su savimi ir taip toliau. Ir mes galvom, čia nerealiai gera idėja, reikia parvežti į Lietuvą tas knygas. Kai grįžome į Lietuvą, pasidarėme tokį tą verslo tyrimą.
Supratome, kad yra toks vienas knygynas, bet mes galim gražiau, estetiškiau. Pasidarėme tokį verslo planą be skaičių, aišku, nes menininkai nelabai mėgsta skaičių. Visus metus mes užmesginėjome kontaktus su leidyklomis iš užsienio. Robertas darė website, visą e-shopą pastatė, aš dariau marketingo strategiją, kaip įeiti į rinką, pasidarėm rebrandinimą iš Kūno Mag į Kūnas Mags and Books, fotosesijos, va štai matote nuotrauką iš mūsų fotosesijos. Nu ir žodžiu, ir po metų laiko mes pasileidžiame labai gerų metų, lapkričio mėnesį prieš Kalėdas, kuomet žmonės perka dovanas ir labai gerai viską iš karto pirko, buvo labai faina ir taip, wow, atrodo, pagaliau mes turime vėl savo produktą. Taip, bet su tuo Kūnas Mags and Books aš vis tiek nepasikeičiau. Aš buvau labai bipolinė darbuotoja. Tai aš Max varau ir tenais viską, renginiai, štai matote Palangoje renginys, kur vedu renginį ir kalbinu Algę Ramanauskienę. Tai kokie podcastai, tai naujienlaiškius darom, tada vėl kur nors įsidarbinu kokiam nesąmoningam darbė ir atsitraukiu, tada antrą kartą pastoju, tada prieš Kalėdas vėl 100% krentu į Kūną Mag ir ten darom, tada vėl kažkas mane atitraukia, o Robis visą tą laiką nuosekliai dirbo. Jis žmogus užkišinėjo visas tas tylos mano atsitraukimo akimirkas, net ir rašydavo postus ir laiškus, kur niekada nerašydavo. Nu, ta prasme, puikiai komanda. Ne? Taip, ką tu... Ok, neišduodam. Ir situacija diena maždaug prieš metus laiko, praėjęs ruduo 2022 metai. Apdeitinu, koks mūsų gyvenimas tada buvo. Aš jau dirbu Klaipėdos jaunimo teatre, marketinge, mūsų antrajam vaikui metai laiko, didysis iš darželio parneša visus įmanomus virusus, serga abudu, neina niekas į darželį, cypinasi, klykinasi, Robis iš namų dirba, kažką maketuoja, skambina man nežinomas numeris. Aš esu įmonės direktorė. Pakeliu ragelį, sakau, klausau. Sako, sveiki, ar su Tomu Liutikė kalbam? Taip, sakau, ir kažkas, mama, ten aš ieškau ramesnio kampo namuose, kad galėčiau pasikalbėti. Sako, čia skambina iš Peiseros. Ar jūs vakar jungėtės prie Peiseros programėlės? Ir aš suklūstu, nes iš tikrųjų vakar nesijungiau, bet jungiausi savaitgalį, buvo kažkokios problemos su pasvardu, ten ar jį pamiršau ar kažką. Ir sakau, nesijungiau, bet o ką? Sako, ar jums yra žinoma, ten dabar random, sakau, neatsimenu, ką jis ten sakė, bet tarkim, Janina Janauskienė, ar žinomas yra jums toks žmogus? Sakau, nežinomas. Žodžiu, mes turime informacijos, kad buvo bandyta padaryti pavedimas jai ir pakankamai didelė suma, mes tą pavedimą nutraukėme, bet reikėtų nuimti parametrus, ta prasme atstatyti parametrus ir dabar jūs turėtumėte gauti SMS kodą, SMS žinutę ir ar galite padiktuoti tą kodą. Ok, aš padiktuoju tą kodą. Tada Robis sako, kas čia skambina? Sakau, palauk, čia labai svarbu, ar tu gali taip, biški taip. Žodžiu, ten kažkas dar cypinasi, aš ten išeinu, ten jau į vonę užsidarau. Taip, klausau, sakau, tai gerai, sako, tai dabar mes nuėmėme, jums reikės prisijungti, pasikeisti tą kodą, ten taip toliau. Ir, sako, matome, kad buvo jungtas ir bandyti padaryti pavedimų ir tokiam žmogui, tokiam ir tokiam, ar jums yra žinomi, ten pradėjo kažką vardinti, sakau, nežinau tokių žmonių, man jau taip tuk, blemba, kas įsilaužė pas mus į paskyrą, čia žiūriu. Nu ir žodžiu, sako, ar galite padiktuoti paskutinius savo asmens kodo? Blemba, nežvenkit, hebra. Aš padiktavau. Ir tada jisai ten dar kažką ten sako ir taip randam, tarp kitko, sako, o koks yra jūsų gimimo data kokia? Aš ją irgi pasakau. Ir tada sako, gerai, dabar ar jūs galite pasimti, kuo užsirašyti, nes reikia, mes pateiksime policijai duomenis ir jūs turėsite duoti parodymus, rašykitės. Jonas Janauskas, jam bandyta pervesti tiek ir tiek, LT, 0, ten visas tenais banko tas,
sąskaitos kodas, tada dar kažkoks žmogus, dar kažkoks. Ir visas tas pokalbis trunka apie 15-20 minučių. Ir aš pokalbio pabaigoje sakau, o jūs priminkit, iš kur jūs esat ir koks jūsų vardas? Iš kokios skyriaus, ta prasme, Peiseras? Jis sako, Darius Šimkus. Ir aš galvoju, ta prasme, žmogus savo vardą ir pavardę sako užtikrintai. Čia yra kažkokia nesąmonė. Ir jisai rolę atliko iki galo, jis susivaidino iki galo. Sako, mano numerį žinote, jeigu turėsite kokių klausimų ar dar ką, visada skambinkit. Peiseros kibernetinio saugumo skyrius jums padės. Tai geros jums dienos, viso gero. Padedu ragelį, sakau, Robi, Darius Šimkus, tikrink, ar yra toks žmogus Peiserui. Jo, vieno tokio. O jisai sakė, nu tai va, ir Robis nueina tiesiai į appsą ir žiūri sąskaitoj nuliai. O šiaip, tas žmogus sakė, neiti visą parą. Bet mes įėjom vis tiek. Nu, žodžiu, ar jūs galite įsivaizduoti, kaip aš jaučiausi miserable, aš nežinau, kaip dar išsireikšti, apgailėtinai, tragiškai, naiviai, kaip aš norėjau prasmekti skradžiai žemę, ačiū, kaip aš norėjau atsukti laiką, nekelti to fucking ragelio, padėti jį, kai vaikai neleido normaliai kalbėtis, paklausyti Robio, perskambinti galų gale ir tai buvo visiškai too late. Kitas slaidas. Atvažiuoja pas mus policija, surašo ten protokolą, dar, kad čia mūsų vaikas žiūri, nes jam žiauriai įdomu, kad namuose buvo policininkas. Jo, ir praėjo metai laiko, mes tų pinigų net gavome. Geroji naujiena buvo ta, kad Robertas buvo, kad mes buvom užsipirkę knygų ir visiems buvom atsiskaitę, niekam nebuvome skolingi. Tai aš sakau, viskas, aš atsitraukiu, daryk su knygynu, ką nori. Tai Robis pakėlė mūsų sąskaitą iš 0 į pliusą ir galų gale pasakė, kad knygyną uždarom irgi. Peisera, dabar kada aš turiu eterį, aš galiu pasakyti, Peisera iš tikrųjų pasielgė negražiai. Mes bandėme dar išsimušti, bet, nieks už liežuvę netempė, aš pati atskleidžiu tos duomenis, pati esu durna, bet tos apsaugos, ką pavyzdžiui turi kiti bankai, jie tik tai po to jos įsidegė. Nes aš viską nuodugniai jiems parašiau, viską pasakiau, kad pas jūs nėra to, ir ta apsauga čia yra tokia lengvai nulaužiama ir panašiai, tai dabar taip lengvai gal jau ir neapgautų, bet gal ir apgautų, nežinau. Tai anyway, ką aš iš tos savo pamokos išmokau? Kad gal man laikas nustoti vaidinti verslininkę ir metas daryti meną, kokia aš ir esu. Tai viskas. Ačiū. Pirkit mano knygą, kai ją parašysiu. Ačiū, Toma. Pradėjo kristi čia visokie klausimai ir man irgi šitas įdomu, kokia buvo ta pinigų suma, kurią tu jiems taip tiesiog atidavei. Žinai, aš žinau, mano draugai po to mane guodė, sako, tu nesiparink tenais ir buhalterės apgauna ir ten 100-tūkstantinės sumas atima iš įmonių. Bet ta suma nėra kažkokia jau žiauriai didelė, bet mums tai buvo nuostolis vis tiek, nes mes mažas verslas, šeimos toks verslas, tai buvo 2700 eurų, ar ne? Ir vis tiek tai ta prasme. Aplink Kalėdas naujuosius visai reikalinga šitą sumą. Taip. Gerai, čia žinok, reikėjo matyti, aš nežinau, tu matei Marius Pareiščius, visą tą laiką žmogui spaudimas. Nervina, aš žinau, kad nervina tokie dalykai, kaip galima šitaip lengvai atiduoti pinigus ir atskleisti duomenis. Aš suprantu, gerai, Toma, tai palauk, tai ar išmokai, tai kaip atpažinti, ar skambina sukčius dabar? Taip, aš dabar pasidomėjau, žinokit, aš niekada nesidomėjau, aš galvoju, kad tai yra pensininkų dalykas. Tikrai. Tai kaip atpažinti? Tiesiog niekam nedalinti savo asmens kodo, kad ir suskaidyto. Okay. Nepadeda. Ir tas SMS, ar ne, jisai yra kaip M parašas. Iš tikrųjų, jo yra svoris toks kaip M parašo. Aš jo netraktavau taip rimtai. Žodžiu, nežinau, man direktorius iš Klaipėdos jaunimo teatro labai žvengė ir sakė,
aš tau neduosiu jokių teatro kodų, nes tu visus pinigus irgi praknisi teatro. Teisingai. Tai jis teisingai ir daro. Teisingai ir daro. Taip, aš primenu, kad galite užduoti klausimus per slaido. Dabar taip treniruojamės, ar ne, Toma, pirmą tai galite uždavinėti, jos vardo neparašę, bet visiems kitiem pranešėjim parašykit vardą ir tada klausimą. Gerai, ar tikrinat, ką veikia tas Darius Šimkus, tai aš įtariu, kad tai buvo netikras žmogus, bet... Žinokit, yra lyg tai buvęs direktorius ar kažkas tokio. Pareiščius purto galvą. Ne peiseras? Sukčiai, Darium Šimkum prisistatinėja kiekvienais atvejais. Pala. Sukčiai prisistatinėja Darium Šimkum kartais, kad aš esu policijos pareigūnas, dirbu tokiam tai komisariate, mano vardas pavardė Darius Šimkus. Tai jie naudoja jį kaip raktinį žodį. Tai jums skambina arba iš... Tai skamba dar blogiau, kad aš... Tai jūs iš Prarienų iš Alytaus turėt skambutį. Kad aš esu tokia statistinė apgautoji, žinai, nu, tipo... Jo, žodžiu... Ačiū. Sėkmės, jo, bet šitoj vietoj, žinok, Toma, aš nežinau, ar aš tave šitoj paguosiu, bet tikrai, nu, pasimauna žmonės. Ir čia nepriklauso, kur tave pagauna stresinių situacijų, vaikai klykia, dar kažkas daros, tiesiog taip yra. Ir kartais taip atsitinka. Kažkas klausia, koks tavo asmens kodas, bet šį kartą gali neatsakyti į klausimą. Bet jau taip žioju susakyti. Jo, tai matai, užbėgu už akių, žinau, su kuo turiu reikalų, dabar suprantu, kad tave reikia stabdyti, ar ne? Faina, vieną klausimą turim, kai tu visko bandai ten ir kambarinė, ir tada dėstytoja, ir tada rinkodara, marketingas, dabar teatre, ir, žodžiu, tas kūnas megi, ir gal čia nais yra labiau kaip bookstore, gal labiau kaip redaktorė. Ar atradai save? Kur jautiesi savimi, žmonės tavęs klausia? Nu dabar aš jaučiuosi labai gerai, iš tikrųjų, labai savimi. Teatras mane išgelbėjo, nes radau terpę žmonių, tokių pačių išprotėjusių kaip aš, su kuriais susišneku. Turiu savo, ar ne, slaptą projektą, rašau knygą. Ir dabar pradėjau beje kūrybos būrelį. Tai irgi labai gerai jaučiuosi, nes jaučiu, kad žmonėms iš tikrųjų galiu padėti, atverti, atskleisti tą kūrybingumą, kuris yra kažkur, kiekvienas mes turime tas mėgantį menininką, bet tikri menininkai tai žino. Taip, o čia Gargžduose tas kūrybos būrelis? Kol kas Gargžduose, nuo naujų metų planuoju Klaipėdoje, o po to online. Ok, gerai, tai lauks naujienų iš tavo pusės. Toma, man žinai, kas užkliuvo, tu ten poroj vietų pasakai, kol ten laukėsi nuo jį verslo kursus. Tada sakai, pasiruošėm verslo planą ir jis buvo be skaičių. Tai čia porą klausimų, kur ir kokie čia tie verslo kursai, kur kažką netaip moko ir kaip atrodo verslo planas, kuris yra be skaičių ir kas tame plane tada iš vis yra, jeigu ten nėra skaičių. Nu, šiaip idėja, pavyzdžiui. Nu, žinai, aš turiu tokią savybę, kad kai man yra biški neįdomu, nuobodu, aš tada pagalvoju apie tos lapus, kaip gražiai medžiai auga, kaip krenta lapai, kaip pro langą skrenda paukščiai, ar ten, galėčiau eilėraštį rašyti, bet nelabai gal tai turiu to ritminio gero jausmo. Nu, žodžiu, ta prasme, aš praleidžiu dalykus. Tai man atrodo, ties idėja gerai moku padirbėti ir marketingu, bet irgi, teatre man marketingas toks, kad man nesako, koks yra biudžetas, man tiesiog leidžia taip pat. Tai jeigu man pasakytų direktorius, koks yra biudžetas ir jį reikėtų ten kažkaip išskaidyti, bet neaišku, kaip man sektųsi. Tai mane apsaugo dažniausiai aplinka ir projekte vienam dirbau irgi, mane apsaugo, mane duoda skaičiuoti žmonės. Tai gal ir, nu nežinau, jo gal mato. Gal ir gerai, jo, aš irgi galvoju, gal ir gerai. Kitas dalykas, tu dabar rašai knygą, ar ne? Buvo klausimas apie ką knyga, ar tai grožinė ar negrožinė, tai mielai pasidalinsi iš to ir paskui iš karto gali papasakoti, kaip tu ją tada pardavinėsi, nes kad knygos idėja gera, tai mes suprantam. Tai ką išmokai iš šito? Tu į komandą dabar paieškosi žmogaus, kuris bent kažką apie skaičius supranta? Jeigu yra koks nors redaktorius, kuris galvoja, kad aš gerai varau, parašykit man. Gerai, mes šitą... Kokia leidykla, pavyzdžiui. Ai, supratau. Gerai, čia tas stadija. Ne. Bet o jeigu apie tą knygą, nu, ta prasme, aš neturiu jokio leidėjo, nieko, aš dabar tik tai rašau. Knyga yra realiai apie vasarą Amerikoje, kai studentai išvažiuoja į work and travel. Ir kaip tą vasarą pakeičia pagrindinę veikėją, kuri yra studentė ir grįžta į savo gyvenimą visiškai kitokią. Okay. Grožinė literatūra, taip.
O Žemaičių žurnalo idėja jau yra visiškai palaidota? Mes po to pamatėm, kad yra laikraštyje skilti žemaičių kalba, tai kaip ir nieko naujo. Nu, pas mus, mūsų rajone. Bet gal jūs gražų padarytumėt? Nu, žinai, tokį. Šiaip dabar, ar ne, visai trendina žemai. Ir mes turim teatre Žemaitėje tokį spektaklį, tai kalbos yra labai faina. Ta prasme, tos tarmės yra labai faina. Tai never know, kas dar čia šausi mūsų galvelę, ne, Robertai? Gerai. Labai nemažai klausimų yra apie tavo įkvėpimą. Kas tave veda į priekį, kur tu randi dalykų pasisemt naujų idėjų, nežinau, tiesiog daryti dalykus. Nes tau neišeina daryti vieno. Aš va šitą irgi pastebėjau, kad tau neišeina daryti vieno dalyko, bet kas tave užveda iš tikrųjų? Nežinau, dabar galvoju. Nu, aš nemoku nedaryti. Ta prasme, aš esu visada veiksme. Ir praeitą vasarą buvau tylos stovykloje, kuri vyko 3 dienas. Tai vieną parą aš išbuvau tyloje ir taip, ta prasme, nieko neveikdama. Antrą parą aš pasiėmiau knygą. Nors nebuvo leidžiama, bet aš negalėjau nieko neveikti, ta prasme, aš turėjau skaityti. Ir jeigu jums atrodo, kad aš ten bijau su savimi būti, su savo mintimis ar dar ką, jūs klystate, aš kiekvieną rytą rašau ryto puslapius, pasikalbu su savimi, darau tas terapijas ir taip toliau. Tai labai stipriai atveda kūrybiškumą, atveria ir paskatina daryti, veikti ir įgyvendinti tas idėjas, kurių yra daug, ar ne, toj mano galvoje. Tai nežinau, veiksmas ir chaosas mano yra įkvėpimas, taip sakyčiau. Tu esi labiau trumpalaikių ar ilgalaikių projektų žmogus? Tik trumpalaikių. Ok, gerai. Tai čia atsakymas tiem turbūt, kas klausia, ar kūnas meg dar grįž kažką. Čia reikia Roberto klausti, dabar jis yra. Labai gerai, nes mūsų most recent klausimas yra tau. Ką Robis veikia? Ką dabar? Nu, ką jis jaudinasi už mane žiauriai, dar baisiau, ta prasme, žmogus tiesiog, kai yra artimos sielos, tai viena tokias nesąmonės daro, o kita turi pergyventi. Tai. Gerai, tavo paskutiniai patarimai žmogui, kuris svarsto kada nors padaryti dalyką, kuris visiškai nėra susijęs su jo darbu, bet yra daugiau susijęs su asmeniniu išsipildymu. Patarimai tokiam žmogui, kuris nori kažką padaryti, ne? Jo, bet truputėlį gal pergyvena, kad gal nežino, kaip gal skaičių nepažįsta, nežinau. Nu, su tai skaičiai, žinai, tai yra, man pačiai reikėtų patarimo. O atrasti laiko. O tai yra gyvenime labai sunku, ypač jeigu turi vaikų, kažkokių kitų įsipareigojimų, bet laiko atrasti savo gyvybiškai tiesiog svarbu, jeigu nenori sudžiūti kaip žmogus, ar ne, iš vidaus tavo sielą, kad nesudžiūtų. Tai rytas yra geras dalykas, atsikelti trupučiuką anksčiau. Gerai. Arba kai vaikai užmiega. Nu, laikas, ar ne? O visa kita nebijoti, ta prasme, kas ką gali pasakyti, ar kas ką gali padaryti. Šiaip tai. Gyveni vieną kartą. Jo, aš irgi nuo savęs pridėčiau, kad labai svarbu yra tiesiog skirti, dedikuoti tam laiko ir daryti galų gale. Jo, labai daug galvojimo apie darimą taip ir nepadaro nieko. Jo. Ačiū, Toma. Tau turim dovanų nuo mūsų renginio rėmėjo Livino. Prašau, čia kad būtum sveika. Plokit. Taip,